kažkaip tai įdomu, kai anksčiau klausydavausi istorikų, sakant, kad tai, ką tik kas įvyko, tai ne istorija. Turi praeiti laikas ir tada kažkiek tai jau laiko perspektyvoje, paskui pradeda mintis atsirasti ir ta tikroji tiesa. Galvoju, kokia čia tiesa gali būti paskui, jeigu dabar neužfiksuosi. Taip ir bandydavau užfiksuoti. Ir va šitai tuos amatininkų kolūkius tuos. Man jau tada kažkaip taip rūpėjo. Vis tik tai reikia nufilmuoti, kaip jie gyvena. Nes tai kažkur tai visiškai kiti žmonės ir kita atmosfera. Ir va štai dabar, kai aš pasižiūriu iš tikrųjų iš laiko perspektyvos, suprantu, taip, teisūs buvo vis tik tai istorikai. Turi praeiti tam tikras laikas, kad galėtum paskui tada vertinti, kas tai yra. Ir rodos, kasgi šičia yra, tai viso labo tik tai juodai baltas vaizdas ir daugiau nieko. Bet kiek jame prasmės, kada prie to juodo balto vaizdo pateikė šiandieninę mintį, šiandieninį supratimą viso to, iš tikrųjų darosi įdomu. Ir todėl džiaugiuosi, kad vis tik tai buvo tada nufilmuota. O dabar jau galima ir pakalbėti apie tai, kaipgi ten buvo. Meistrai. Va, čia, sakykime, laikrodžių remonto cechas. Laikrodžių remontininkai buvo, suvaryti visi į cechą tam tą vadinamą. Na, ten sąlygos buvo iš tikrųjų taip jau padorios. Nes darbo stalas buvo, jis ilgas ten kaip konvejeriai kokiam prisodinta žmonių. Bet viršui buvo, tos lempos ir apšvietimas būdavo geras ten. Detalių įvairių buvo parūpinama jau meistrams ir jau jie dirbdavo šičia. Bet įdomus koks dalykas, jeigu žmogus, sakykime, sugedo laikrodis, o juk tada laikrodžiai tai buvo labai reikšmingas dalykas, ne vienas žmogus be laikrodžių nevaikščiojo. Dabar tai jų nebėra, nes telefono kišenėje yra ir laikrodis yra. O tada labai buvo svarbus dalykas. Ten buvo sukviesti, nesukviesti, bet sakyčiau suvaryti visi amatininkai, kuriems jeigu būdavo darbas namuose, tai skaitydavosi nedarbinės pajamos už tai. Tai todėl, visus, kaip anksčiau, kad būdavo į kolūkius, ten buvo atseit sukviečiami, savo norų visur stojo. Va, o ten paskui atėmė ir padargus, ir gyvulius. Tai čia kaime, o mieste toks pat kolchozų steigimas buvo, tai tos įvairios įmonės, kur amatininkus sukviesdavo. Tai Šiauliuose, pavyzdžiui, tas buvo vienu metu vadinosi Šeigas, Šiaulių eksperimentinė įrengimų gamykla, paskui pervardino į Šiaulių buitinės technikos remonto įmonę. Visai bandė ten pritaikyti, ką jie čia tokį sukūrė. Bet, kaip jau jie vadino. Įdomiausias dalykas tai būdavo taip, kad, sakykime, planas būdavo 500. Paskui jau po kiek laiko, žiūrėk, jau 550 rublių į mėnesį. Iš jų algos duodavo 80, paskui 85 rublius. Na tai tie, kur gerai dirbdavo, tai tiems premijų būdavo.
Va, čia, sakykime, didelė šventė buvo, kaip respublikinė pereinamąją vėliavą įteikė mūsų įmonėje. Ar daug buvo sovietinės ideologijos tuo metu įmonėje? Tikrai daug. Ar tai tik buvo paukštelį padėti? Sąmonėje žmonių tai tikrai nedaug tos sovietizmo buvo. Bet kalbant visur buvo, tie tokie, sakykime, dabar pasisakymai, čia visų, čia cecho viršininkas, čia meistras įteikia laikrodininkui, irgi, kaip matyti, visur vokelius įteikinėja. Žmonės visą laiką galvodavo apie tai, kaip reikia gyventi, jam išgyventi. O čia gairelę gavo dar pereinamąją. Ta gairelė turėjo būti pakabinama ten tam ceche, kuris dirbo. Talka. Ideologija tai prasismelkdavo praktiškai visur. Taip, pavyzdžiui, talka eina. Taigi lenininė talka, jinai taip vadinasi. Ir jinai Lenino gimtadienio proga buvo vykdomas tie darbai visi. Valymai ir taip toliau. Muzikantai pagrodavo, kad linksma būtų visiems. Va, ir paskui, o čia Lenino garbei šiukšles išvešim. Tai vyrai be abejo tuos sunkius darbus jau dirbdavo paprastai, o moterys tai jau jos daugiau, reiškia, langus valyti. Bet tai vėlgi, kai pagalvoja, kam pavojingiau būdavo, ar moterim ten antram, trečiam aukšte išlipus valyti tuos langus, juk jos valydavo tai tais tokiais, reikėjo pačiam išlyst per langą. Dabar tai jau deginti jau net nebegalima, tada mes Lenino garbei degindavom.
O iš kur tiek šiukšlių prisikaupdavo? Vieną kartą per metus tik išveždavo? Tikrai išveždavo retokai. Daugiausiai tai vis subraukdavo į krūvas, nes tai reikia transporto, kad išvežtų. Jo nėra, tai benzino nėra, tai dar vėl kaip nors. Juk tada viskas būdavo deficitai. Deficitai. Žmonės dabar net nelabai supranta, kas tas yra pertekliaus sąlygomis gyventi. O tada visko, ko nori, visko trūkdavo. Na ja, visi kolektyvai įdomu, kad štai jau dabar po 25 metų pradėjome mes per Šiaulių dienas labai panašiai irgi daryti taip, kaip tada būdavo madoj. Kolektyvas turi susirinkti, ten kokia ten transporto priemonė ir dar kas nors apkaišyta, apkarpyta, aptaisyta ir vėliavų pridaryta, na ir pirmin. Žinoma, tie labai ilgai trukdavo tai tas laukimas, kada reikės eiti pro tribūną. Tai ten kokio bėselio neprisigalvodavo. Ir šiaip pašnekėdavo, ir tą padarydavo, tai išeidavo kas nors, tai vėl ateidavo. O paskui jau žiūrėk, būtinai surasdavo kur nors ir buteliuką. Ir tada jau po gramelį pasidalina. Nebarė jūsų už tokius kadrus, taigi čia dabar girti žygiuos. Ne, nuo to girti nebūdavo. Kad tada, kaip tas 100 gramį išlenkti, tai netokį ten tas didelis dalykas. Alkotesterių nebuvo. Alkotesterių tai nebūdavo. O šiaip, tai kažkas tai pagroja, kažkas padainuoja, kažkas tai pašoka ten būdavo, tai vėl kažkas susikabinę patripsioja. Nes tos ilgos valandos būdavo, kol leis pro tribūną praeiti, tai iš tikrųjų jos taip jau reikėdavo ką nors prisigalvoti. O čia buvo kaip laisva valia, ar vis dėlto versdavo žygiuoti? Žygiuoti reikėdavo būtinai. Prievalė tokia būdavo. Kitaip, ar tu premijos negausi, ar dar ko nors ten. Žodžiu, tu būsi blogietis, taip vadinkim, jeigu neisi. Vienas momentas tik tai būdavo, tai tų įvairių vėliavų nešimas, toks. Tai 10 rublių už vėliavos nešimą. O aš nežinau, lietuviškai tai galima, žinoma, išversti, bet vis tiek ne taip skamba, kaip tada, kad skambėdavo tas žodis pakazucha. Toks pademonstravimas lojalumo tarybų valdžiai. Kiek procentų buvo idėjinių tokių komunistų? Kaip jums atrodo? Man atrodo, nedaugiau 10%. Gal 5 kokie. Nes šiaip žmonėm tas visiškai nerūpėjo.
Ačiū.